Sveiki, žinutė rugsėjo mėnesiui. Horoskopas avinams. Taip, prieisime, su kuo susiduria meilėje avinai. Meilėje aistra, magnetizmas, romantika. Jausmai tikrai labai stipri, labai aktyvus. Mato seksualinė aistra labai aktyvi. Kaip seksis darbe? Turės psichologinių problemų, stresas gali būti, nemiega dėl kažkokių problemų, dėl kažkokių situacijų. Matosi nervingumas, apatija, galbūt nežinote kaip elgtis, prisigalvojate tam tikrų dalykų, kurie nėra teisybė. Tiesiog per daug sukate savo galvą dėl tam tikrų įvykių, dėl tam tikrų situacijų. Meilė, darbas, sveikata. Aštuntukas penktaklių, sveikata nebloga. Daug dirbsite, gali būti pervargimas nuo streso, nuo darbo, nes eina pameistrio korta. Tai jeigu dėl sveikatos, tai tiesiog gali atsirasti tam tikro streso, įtampos dėl darbo, dėl pinigų, dėl finansinės padėties, bet čia daugiau darbas eina, kada ta įtampa, pervargimas, tokie raumenys skaudėti gali, nugaro paskaudėti, kojas galbūt daug vaikštot, priklauso nuo darbo situacijos, kaip jūs sėdite, vaikštote, toksai, sakykime, nuovargis po darbo, ne? Tai nėra sveikatos problemos. Ir koks bus jūsų rugpjūčio mėnuo? Rugsėjo mėnuo, atsiprašau, avinukai, rugsėjis. Matosi, gausite kažkokių pasiūlymų, pinigais dalimis, arba atsiskaitinėsit su kažkokiu dalimu, galbūt teks tam tikrus dalykus apsvarstyti. Galbūt kažkas pasiūlys kažkokį tais pasiūlymą, kurį reikės apgalvoti, arba priimti, arba ne. Labai gerai apgalvokite prieš kažką darant, sakant, ir duokite savo laiko pamastyti, pagalvoti, išspręsti situaciją ir tik tada duokite žinutę arba atsakymą žmonėms, situacijoms. Žodžiu, rugsėjo mėnesį viskas dalinai, ne? Viską reikia labai gerai apgalvoti. Ačiū, kad buvote su manimi, su jumis buvo Svajonių Taro. Komentuokite, dėkite laikus, komentuokite, dalinkitės vaizdo medžiagą. Prenumeruokite mano YouTube kanalą ir stebėkite TikToką. Ačiū, kad buvot su manim.